Kaip atitvenka pas daktarytę? Labą dieną, daktarytė, labą dieną. Labą dieną. Žinokit, labai daug pacientų yra. Ar visus priimsit? Labai daug, žinokit, daug, žinokit, kas ten dedasi. Nu, nežinau, jeigu leis darbo valandos, po darbo valandų tikrai nieko nepriimsiu. O kaip darbo valandos leis, o kiek priimsiu. Pirmas numeris kiek dabar valandų daktarytė? Dabar yra 16. 16 valandų. 16:30 saloniukas numeris 1. Kur Pavičienė Marijona? Pakviesti jau, kvesti pirmą. Nu, prašom, kvieskit. Čia analizė praeito karto, viskas va. Gerai. Numeriukas numeris 1, kur Pavičienė? Prašom, Marijona. Prašom, prašom, jūs įskite. Kur Pavičienė čia tai bus? Kur Pavičienė? Kuo skundžiatės, prašom, sakykite? Ką daryti, daktaryte? Nieko neatmenu. Nieko neatmenu, nepamenu. Tik šiek tiek iš senų dar laikų, kaip gyvenau, kiek kavalierių turėjau, kiek kartų ir ko su savo vyru bariausi, kiek anūkų turėjau. Tai viską prisimenu. Nu va, šiandien nepamenu, valgiau ar nevalgiau. Geriau vaistus ar negeriau. Nieko neprisimenu. Tai jum negerai su galva, taip? Taip, su galva. Nieko neprisimenu. Vaistus ar geriau, ar negeriau. Po 2 kartus tuos pačius išgeriau. Na ką darysi, pirmiausia pamatuosim spaudimą. Gal jums spaudimas iškilęs labai smarkiai. Reikėjo nusirengti biškį, tai ką dabar jau sušalsim, paskui dar blogiau. Nu, daktarytė labai gerai, žinokit, viską nustato visas ligas, tai ne baksėjimas. Čia ne špos, čia ir Nu, brangioji, 350 ant 250. Oi, brangioji, čia tau gali kažkokia tai gyslutė trūkti ir už tai nieko nepamenu. Tikriausiai man bus blogai su galva. Blogai, bus čia blogai. labai blogai. Dabar. Ojei. Palaukit, ne viską ištikrinau. Dar ne viską ištikrinau, ne. Atsistokit biškį. Padėt reikia kas nors, ne? Nu, ne. Šiek. Čia va jums, daktaryte, avalių. Oi, kaip mėgstam čia dar iš ažuožių ir sodų, taip? Oi, mėgstam. Iš savo sodo. Iš savo sodų? Kiaušinėlių čia. Labai mėgstam. Gal žąsų turit kiaušinių? Žąsų turit? Turiu. Kitą kartą atnešti. Aha, kitą kartą. Mėgsta, labai mėgsta. Mėgšiu ir visą žąsį atnešiu. Oi, kaip gerai. Tik tai Tai pagydykit, dabar kad atminčiau. brangioji, o kaip jums, užkietėję viduryje, ne? Ai, visai būna. Visai būna. Aha. Reiktų va šitokią mostytę pasitepti smilkinius, pasitepkite gerai, įtrinkite, o sesytę, čia man rodo, kuo stipriausiai
virusas. Čia kitaip tai negali būti. Sesytė, jūs pastatykite ją klizmą. И процедуре prašom, prašom. Ačiū, daktarytė, labai labai ačiū. Tik žąsies neužmirškit, žąsies neužmirškit kitą kartą. Viskas, nevežiau. Procedūrinė turi savo klizmą, reikia mums laikyti patiem. Dabar numeris kitas, žinokit. Palaukit, Dar ne? dar surašysiu visą. Žąsį neužmirškit, žąsį užrašyti. Diagnozę surašysiu. Čia dabar numerio 2 tyrimai. Va, tyrimai. Kviesti, taip? Tai prašom, kvieskite. 16:30 Pipirmetinė Zofija, prašom. Labą dieną, daktarė. Prašom. Labą dieną. Taip, Čia kortelė. ta pati. Čia tyrimai. Pirmetinė. Taip, Ar jūs pirmą kartą pas mane rodos? nedaug kartų, daktarytė, aš labai dažnai pas jum lankau. Tai aš sakau, kad Nu kaipgi, dažnai lankau. jūs skundžiatės? Nu, daktaryt, kad man tų lygų nežinau, nuo ko pradėti. Labai daug lygų be galo, labai daug lygų. Ir galva skauda, ir koja skauda, ir akis nebemata, ir ausis nebegirdi. Vyrus man rėkia, aš nieko negirdžiu. Bet gal ir negerai daktaryt, kad negirdžiu. Tada būna ramybė namuos labiau. Tai teisybė. Čia tai gerai, gal gerai. Čia gal ir taip. Nu, aš norėčiau jums patikrinti, ausis pažiūrėti, kas čia Pažiūrėkit. Kas čia dabar daro? Ar aš žrakį? Čia matosi, kad čia sieros pilna, grįžta pilna. Seselė plovimui. Klizma? Plovimui. Palaukite procedūrinį. Gerai. Čia gerai, čia matosi. Dabar kaip su akimis reikalai. Oi, akis sakogi nemata. Nu, Nemata, akis visiškai nemata. O kaip? Man atrodo, kad jums blogai ir su nugara. Nu viskas, aš daktaryt nežinau, nuo kur pradėti, kaip skauda viskas. Nu, kaip pirmetinė miela. Nu, O kaip jum su apetitu, su... apetitas tai pagal žmogų matas. Tai matau, kad neblogai. Ir virškinimas taip jau neblogai. Nu tai taip. Nu, čia irgi, sakyčiau, kad ar viduriuotumėt, ar ką tai, tada duotumėm. Aš išrašysiu jau receptuką. Klizmas, ne? Tik negrįsmus. Tai va, daktarytė 100 litų duosi, kad man geresnių vaistų išrašytų. Rašom jums receptą. Ir kągi, dar norėčiau sakyti, kad va čia dar nuo širdies iškelkite. Oi, kaip ačiū, daktarytė. Gal Gal rusišką turit, ir rusiški labai geri vaistai. Rusiškų teks nusipirkti, rusiškų neturi dabar. Nu tai prašom. Tai viskas tada bus. Tai labai ačiū, daktarytė, labai ačiū. Į procedūrinį nevesti? Teskite, išplaut Ausis, akis. Gerai. Ir ausis, ir akis. Gerai. Yra mūsų nuolatinė, žinokit, klientė. Kviesti dabar? Kelintai valandai? Kelintai valandai, žinokit, čia palaukit dabar. Jo, palaukit. Ko čia dabar jos netgi kortelė, žinokit. Pavardį? Oi, ko čia ta kortelė, žinokit. Ai, Paužalienė Barbora. Barbora. Prašom. Labą dieną. Taip, prašau. Barborai. O, matytas žmogus, kitaip tankiai ateina. Dažnai. Labai tankiai lankotis pas mus. Nu ir kuo skundžiatės, prašom, sakykite. Man gemarojus.
daryti. Aš vaikštau skauda, guliu skauda. Visą laiką skauda. Dar dažnai paleidžia vidurį, bėga, ką tada daryti? Galvoju užkišiu, bet juk iššaukt kaip šampanas. Reiktų nusirengti, aš tai šitokio dalyko negaliu tikrinti, nenusirengusius. Kaip aš dabar nusirengsiu prie visų? Nu, būtų jau nebegražu. Pakelti galiu. Nu, aš pažiūrėsiu, per ko pakalbėjimą atrodo. Nu, žinokite, hemorojus 4. stadija. Daktariu, man tokį žandą išlenda, kaip panaikiš. Nelenda atgal. Išlysti nepajungtų. Nu, čia klausykit. Reikėt galiu operuoti. Čia žinokit, reiks be operacijas jokiais būdais. Bet žinot, jūs man buvot, aš kai buvau atėjus tokius lašiukus išrašius. Aš perskaičiau, kai juos naudoti sandariai uždarytus. Laikiau, nieko nepadeda. Paskiau buvo žvakutės paskyrusi. Nu, bet matyt buvo prastas. Sunaudojau degtukų dėžutę ir ne vieną neužsidegė. Nu taip, atėjau. Juk aš nuperkau tai degų žvakę. Kaip jūs į galvą ateinate, suprantate, toks dalykas, kad reikia degti. Žiūrėkite į užpakalį. Bet daktarė, kad man niekas nepaaiškino. Aš nieką nežinojau. Kaip jūs dabar viską sumaišote ir norite būti sveika? Nu tai reikėjo man paaiškinti, o aš nieką nežinau. Tai čia tikriausiai vaisininkas sumaišė. Aš viską sakiau teisingai. O kad čia vaisininkas viską sumaišė ir jūs uždegė, mano, taigi uždegė. Neuždegiau, nedegė. Dar nuostalę pusantro ryto turėjau. Tai klausiu, kaip jūsų galva? Galva tai tvarkoj, Ar žinau. pamenate, kada bendravote su vyriška giminė? Su vyriška giminė bendravau, kai be vyriškas giminės gyvensi. O kaip su šlapimo reikalais? Nu, nelabai, daktarė. Kartais bėga, kartais ne. Sesytė, reiks suleisti vaistus. Reiks procedūrinį, prašau suleisti vaistus. Gerai, labai ačiū. Palaukit. Aš jums, ką jūs sakėt čia apie hemorojų, tai matėm, kad ten jau 4. stadija, bet jums reikia išimti vienas inkstas. Kam jums reikalingas tas antras inkstas? O tai kaip aš su vienu gyvenimu? Ir tada jums pasitaisys ir hemorojus. Nu, netikiu. Daugiau vietos bus. Atėjums, kas tai randas kitoj vietoj negu hemorojus. Nesutinku, daktarį. Jūs kažką, ar aš durna, ar jūs durna? Niekaip nesuprantu, kad vienas aukščiau, kitas žemiau. Tai kaip jie susidaro? Gal man biški ir su galva irgi jau, kadangi aš... Aš tai žinok, nemiegojau naktį, jų eilės kūriau. Sakau, daktarė tikrai gera. Reikia eilę sukurti. Nu kaip pat nepasakius, dabar išeisi iš jų. Taigi, prašom, sakykit man eilės. Čia daktarė, grinai daktarė. Ateinam čia mes nerimo ir nežinios pritvinkę. Mes širdgėlos paženklintais veidais. Atrodo visą žemę skausmą susirinkę. Atrodo dar gyvenę taip mažai. Atsinešame skausmą juodą. Į žmogų tiesiam kupinas vilties rankas. Gerumo reikia paukščiui, medžiui, žmogui. Aš jumyse radau, kad taip norėjau rasti. Daug kentėt jūs ir kentė jūsų rankos. Ir daug padėjote žmonėms kentėti. Tų rankų šilumą, geras ženklas. Tai padeda gyventi ir tikėti. Dėkoju motinai, kad jūs jinai pagimdė. Mokėjo išauginti ir atiduoti žmonėms. Ir tie gerumą jūs dabar mums duodat. Jūs daug gerumą mums duodat. Dėkoju jums pačiais gražiausiais žodžiais, už viltį, už tikėjimą, už tai, kad jūs žmogus, už tai, kad galite save kitiems aukoti, už tai, kad kartais būna jums labai sunku. Gyvenkit daug, žmonėms gerumo reikia. Ir tie, kurie gyvens, ir tie, kurie ne,
dar daugelį prikels tos gražios geros rankos ir ves gražią ažuožerių žemę. Gal tai procedūrinė. Gerai. Daktaryt. Dar vienas pacientas yra, žinokit. Irgi tas pats, žinokit, tas pats. Nežinau, žinokit, žąsies nemačiau. Kokia čia pavadė? Šmukštalinė Rozalija. Gerai. Taloniukas ketvirtas, šmukštalinė Rozalinė. Prašom. Oi, prašom. Labą dieną. Prisėskit, prašom. Nu, tai kokį skundžiatės, Rozalija? Ai, visko skundžiuosi. Labiausiai skundžiuosi viduriais. Kila savaitė neišeinu laukan. O viešpatie, seselė rašykite, kad... Klizma. Nu, aš supratau, kad klizma. Ir kas dar? Daktarė, su kojom labai blogai. Su kojom blogai. Nepaeina. Klizma pasiruošti reikia. Nežinau, ką daryti. Nebegaliu vaikščioti. O kiek jums metų, močiutė? Ai, metų tai daug. Daug, bet man viena koja tai metai tai vienodė, bet viena koja tai gerai, ale kita nedirba. Tai jau baigėte išimtą įvykti, taip sakoma, jauna 5 trūksta metų iki 100, taip? Ko ji norėti, močiutė, amžius, kai žinokit amžius, nu ką dar naujo veidės? Nu, bet ką daryti? Tik koja nupjauta, kur skauda. Tai viena skauda, kita neskauda. Neskauda, metai taigi vienodi. Vienodi metai, teisingai metai vienodi. Nu, dar nieko neįdėsi naujo. Močiutė, jūs visą laiką gyvenimą turbūt vieną tą pačią koją išlipate iš lovos. Na taip. Vieną tą pačią koją, o tu štai vieną nusilpo ir skauda, kita neskauda. Visą svorį ant jos dedate. Seselė, jūs išmokite, čia reiktų pilvo šokį išmokti. Pilvo šokį. Ja, šokį. Šokis, pilvas ant šito atsistojusi ir žiūrėkite į ją ir pašokite pilvo. Dar turim labdaroj? Labdaroj turim dar? Turim. Gerai. Va, žiūrėkit. Viena koja čia, kita čia. Užpakalis į dešinę ir į kairę, va. Pilvas, jeigu taip, pilvas į tų pusę, jeigu taip, taip, tų pusę. Nu, va, taip, va. Pilvo šokis. Ir tikrai jums tai padės, tikrai. Va, prašom. Iš labdaros. Europos Sąjunga remia. Va, ir prašom seselę procedūrą. Klizma būtinai. Ir kas daugiau, tam skaitytų viduriukai susparkis, nuo ką su kojom, taigi dar galim duoti ir patekti, va, tikro teko. Čia protui labai gerai, protui. Ir galvai, va čia galvai, viskas, tepki šito tikro tepalo. Kiek tik tai išeina, 10 ar 15, kiek... Garantija baigėsi, tepki. Oi, dėkui. Gerai, tam sakrai, namai. Procedūrinė, aš ir grįžtimą padarėsiu. Bėga. Pavargau, kaip jūs atlaikot. Nebėr. Ai, žinot, aš irgi va, vienoje apylinkėje buvau Troškūnų, paskui šitokį, Svedaso apylinkėje, visur tų žmonių pilna, o tokie žmonės, tokie ligoniai sunkus, tokie sunkus, galva išsipučia, dėkuliau. Tada gerai. Grįžk ir man dovanų duosit, bet rytuosit, aš geriau duosiu. Ačiū labai uždėmesi.